Šiandieną norėčiau trumpai palyginti du naujausius mobiliųjų telefonų stabilizatorius iš DJI. Tai yra DJI Osmo Mobile 7 ir DJI Osmo Mobile 7P. Iš pradžių pasižiūrėsime į tai, ką jie turi bendro, o vėliau pasigilinsime į skirtumus. Visų pirma, iš dizaino pusės matome, kad formos yra labai panašios, mygtukų išsidėstymas toks pat, skiriasi pagrindinė tik tas šoninis kairysis ratukas. Abu turi po išsitraukiantį trikojį, bet 7P turi papildomai štai tokį prikibdamą modulį, apie kurį pakalbėsime šiek tiek vėliau. Abiejų stabilizatorių mygtukai praktiškai atlieka tas pačias funkcijas. Mygtukus su raudonu taškeliu galima pradėti ir stabdyti filmavimą, žemiau joje esančių mygtukų galima keisti orientaciją, joysticku galima valdyti pačią gimbalo ašių padėtį, o 2 kartus spustelėję nugaroje esantį mygtuką pastatysite gimbalą į pradinę padėtį, 3 kartus apsuksite jį. Toliau M mygtuku galite pasirinkti vieną iš 4 filmavimo režimų, apie juos dabar neišsiplėsime ir paliksime tai kitam kartui. Kalbant apie skirtumus, tai visų pirma, Osmo Mobile 7P galima prailginti ir naudoti kaip selfie lazdą. Kitas esminis skirtumas tai yra šis papildomas sekimo modulis. Visų pirma, jis suteikia papildomą apšvietimą. Šiek tiek palaikė kairį ratuką, lemputė įsijungs ir ratuku galite keisti ryškumą, o antrą kartą spustelėję galėsite keisti temperatūrą. Kita šio modulio funkcija yra tai, kad jis veikia kaip imtuvas DJI Mic Mini bevielių mikrofonai. Ir trečioji, turbūt svarbiausia funkcija, tai yra sekimas. Įdomu yra tai, kad šis modulis reaguoja į rankų gestus. Tai pavyzdžiui, išskleidus delną mes galime aktyvuoti sekimą. Taip vadinamas taiko ženklas pradės ir stabdys filmavimą, o parodę 2 L raides mes galime pasireguliuoti kadruotę. Pavyzdžiui, galbūt norite išlaikyti trečdalių taisyklę, tai šio gesto pagalbos būtent tai ir galite padaryti. Pabaigai norėčiau paminėti kelias funkcijas, kurios veikia būtent tik su DJI Mimo programėlė. Tai galioja tiek Osmo Mobile 7, tiek Osmo Mobile 7P. Apatinių dešiniųjų mygtukų galima keisti iš galinės į priekinę kamerą. 3 kartus įspustelėję persite iš fotografavimo į filmavimą ir atvirkščiai. Kairėje pusėje esančių ratukų galima priartinti arba atitolinti, o laikydami rekord mygtuką pradėsite fotografavimą burstų. Tai šiam kartui tiek.